Čia matau yra kontrolė. Sveiki, šiandien stovi Čekoniškėse, Vilniaus rajone, autobusų stotelėje ir šiandien norėčiau pranešti džiugę simbolinę naujieną. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybė ir susisiekimo paslaugas teikiančiom įmonėm, tai Vilniaus įmonė Judu ir Vilniaus rajono autobusų parkų, kad pasiekti proveržį susisiekimo srityje. Iš Vilniaus rajono 1000 gyventojų kasdien važiuoja į švietimo įstaigas, darbus, kitas paslaugas teikiančias įstaigas, tai yra sveikatos ir panašiai, grįžta atgal namo. Na ir susisiekimo tema yra nuolat aktuali, žmonės diskutuoja dėl susisiekimo paslaugų, dėl jų kokybės, dėl maršrutų ir panašiai. Todėl pristatome pirmą mūsų bendro darbo pasiekimą, tai yra vienkartinis bilietas, kurį įsigijus galima bus važiuoti iš Vilniaus rajono į Vilniaus miestą, nereikės pirkti papildomų bilieto Vilniaus mieste, tas bilietas galios ir tenais, reikės tik papildomai atsižymėti įsėdus į viešąją transportą Vilniaus miesto. Na ir tęsim kelionę pagal numatytą laiką. Na va, atvažiuoja Vilniaus rajono autobusų parko autobusas, tai kviečiu išbandyti kelionę kartu su manimi. Labą dieną. Norėčiau vienkartinį bilietą į Vilniaus miestą. Tai važiuojame jau autobuse ir bilietėlis, kurį įsigijau, yra popierinis su to kur kodu, kaip ir minėjau. Aš matau vieną patogumą dėl to, kad jis labai tinka seniorams, nes Vilniaus mieste tokių nebeliko, o seniorai važiuojantis iš mūsų kaimų, kaip matau, naudojasi dažnai dar popieriniais bilietėliais ir čia sumoka vietoje autobuse. Todėl tęsiant kelionę būtent su šito bilietu Vilniaus mieste, kelionės trukmė gali būti papildomai dar ten 60 minučių, tai reikia tik įsėsti į miesto transportą, atsižymėti tą patį kodą ir važiuoti toliau. Galioja tos pačios nuolaidos, kurios galioja Vilniaus rajone mūsų gyventojams. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų programėlėje Arti galima bus įsigyti elektroninį bilietą ir važiuoti su juo, tai nereikės pirkti popierinių. Tai, kaip minėjau, popieriniai labai tinka irgi seniorams, nes jeigu kažkas nesinaudoja išmaniaisiais telefonais ir negali įsigyti elektroninio bilieto, tai visada vairuotojas parduos šitą popierinį su kur kodu. Na va, atvažiavome į Vilniaus miestą ir toliau kelionę tęsime jau Vilniaus miesto viešuoju transportu. Tai dar svarbu labai pažymėti, kad laikas, kada mes laukiame autobusų atvažiavę į Vilniaus miestą čia stotelėje, nėra skaičiuojamas. Tai reiškia, į tos 60 minučių kelionės Vilniaus mieste, tas laikas, kol mes stovime stotelėje, neįeina. Nu va, bandom atsižymėti. Prašom pasižymėti. Viskas. Nuskaitėme bilietėlį, sėkmingai nuskaitėme ir tęsime kelionę Vilniaus mieste. Čia, matau, yra kontrolė, tai patikrins, ar bilietėlis tvarkoje galioja. Tęsime kelionę, prižiūrint ir lydint mums irgi Judu atstovams, kad įsitikinti, kad sistema veikia sėkmingai, tai įsitikinom sėkmingai, patikrinom, viskas veikia sklandžiai, tikrai pavyko sklandžiai įgyvendinti šitą priemonę, na, o toliau, kaip ir minėjau, diegsime dar naujas priemonės, kad šitą sistemą visą tobulinti. Ir kaip minėjau, popierinis yra bilietas ir mūsų kortelė Arti galima bus atsisiųsti, nusipirkti elektroninį bilietą. Tai dar kartą dėkoju visiems, visų pirma mūsų partneriams Vilniaus miesto savivaldybei, Judu įmonė ir Vilniaus rajono autobusų parkui, kad kartu pavyko įgyvendinti šitą simbolinį, bet labai svarbų mūsų gyventojams projektą.